Labas, aš esu Goda Raibytė Aleksa, su mokslo edukatorė ir kartu su inovacijų agentūra pristatome naują tinklalaidę Ateities architektai. Čia kalbėsime apie ateitį, kuri jau dabar kuriama mūsų universitetų laboratorijose bei verslų strategijose, su žmonėmis, kurių rankose gimsta šitos technologijos ir kurie vieną dieną spręs mūsų visų kasdienės problemas. Nors prakalbus apie ateities miestą iškart vaizduotėje iškyla futuristiniai mokslinės fantastikos vaizdai su skraidančiais automobiliais, šiandien kartu su ekspertais pasikalbėsime ir pafilosofuosime, iš ko statysime tuos ateities miestus ir kaip iš tikrųjų jie atrodys. Taigi pristatau šios dienos savo pašnekovus, tai yra visų pirma daktaras Ronaldas Jakubovskis, kuris yra Vilnius Tech gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedros docentas. Sveiki, laba diena. Daktaras docentas Arvydas Rimkus, Vilnius Tech inovatyviųjų statybinių konstrukcijų laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas. Sveiki. Ir yra Teresė Škutaitė, inovacijų agentūros Green Tech Hub grupės vadovė. Sveiki. Taigi pradėkime. Aš jau šiek tiek pačioje pradžioje užsiminiau apie tą ateities miestą. Kas mums iškyla vaizduotėje, kai kalbame apie ateities miestus, norėčiau, kad jūs šiek tiek pafilosofuotumėte ir uždėtumėte toną mūsų pokalbiui, kaip atrodys tas ateities miestas jūsų nuomonė, bet būtent kalbant apie tvarių medžiagų ir šiaip technologijų perspektyvas. Gal ir pradėkime iš mano dešinės, pamėtysim taip. Šį kartą iš dešinės pradėkim. Tvarus miestas pirmiausiai bus toks, jis jau ir dabar toksai tampa, tas, kuris naudoja mažai energijos ir pats tą energiją stengiasi generuoti. Iš principo didžiausia problema dabar su mūsų miestais yra ta, kad pastatai sunaudoja apie 40% visos pasaulio energijos. Apie 40%. Tai yra daugiau negu transportas ir daugiau negu pramonė. Ir panašiai tiek išskiria anglies dvideginio. Ir čia yra didžiausias energijos vartotojas, tai yra mūsų mašina, kuri stovi garaže ir niekada negesta. Taip, transportas važinėja sustoja, o miestas niekada nesustoja. Pastoviai pastatai šildomi, pastoviai pastatai vėdinami, mums reikia apšvietimo, mums reikia vėdinimo. Ir visą tai generuoja, kai kuriais skaičiavimais būna arti pusės viso pasaulio energijos poreikio, arti pusės viso anglies dvideginio. Ir čia galima taupyti pakankamai nemažai, darant netgi paprastus sprendimus. Tai gal šiandien kai ką ir plačiau aptarsime, bet iš principo ateities miestas turbūt bus tas, kur mes stengsimės nedaryti tiek daug žalos ir nedeginti tiek daug resursų, kiek dabar deginam. Daug kas yra žinoma ir šiandien gal mes pasistengsime ir aptarti tos klausimus vėliau. Ačiū, Teresė. Tai iš tikrųjų visiškai sutinku ir dar noriu akcentuoti, kad ateities miestas reikalauja holistinio požiūrio į mūsų supančią aplinką ir į resursus, kuriuos naudojame. Tai vienareikšmiškai efektyvus energijos panaudojimas, atsinaujinanti energetika, išmanios transporto sistemos, o jeigu kalbam apie tvarias statybinės medžiagas, tai iš tikrųjų nebejoju, kad mokslininkai pateiks konkrečių realių pavyzdžių, kuriuos jau dabar ir neatradinėja laboratorijose, bet porą tokių esminių krypčių, kurias matome mes kaip politikos įgyvendintojai, tai pirmiausiai yra statybinės medžiagos, kurios išmeta mažiau ar net CO2 ir čia galime kalbėti apie tokias inovacijas kaip betonas be cemento arba betonas sugeriantis CO2 emisijas. Apie ką mes pakalbėsime? Taip, tikrai pakalbėsime, nebejoju. Na ir kita antra labai svarbi ir ryški kryptis, tai yra žiediškumo principai, kadangi atliekiškumas statybų sektoriuje yra tikrai nemažas ir būtent pakartotinis medžiagų panaudojimas, perdirbimas medžiagų taip pat yra ryški kryptis, kurią matome jau dabar ir pasaulyje. Sunku bus papildyti, sunku papildyti, bet gal vieną tik tai aspektą dar pridėčiau, kad ne tik tai tas tvarumas ir žiedinės ekonomikos principai turėtų būti aktualūs, kuriant naujas medžiagas ar konstrukcijas, bet apie ir egzistuojančias medžiagas ir statinius mums reiktų galvoti. Ir čia turbūt nesame kažkokie pradininkai ir Europoje tokie yra taikomi principai, kai mes galim transformuoti senus pastatus ir jų esamas konstrukcijas be jokio kažkokio perdirbimo, tiesiog panaudoti antrą kartą ir tas antrinis panaudojimas pačių konstrukcinių elementų ar kažkokių segmentų yra irgi aktualus ir jis negeneruoja absoliučiai arba generuoja labai mažą kažkokį CO2 pėdsaką ir leidžia mums prailginti arba prikelti tą vieną ar kitą elementą antram ciklui ir jį
toliau eksploatuoti sėkmingai. Iš tikrųjų labai įdomu, nes kai kalbame apie tą ateities miestą ir apie naujoviškus pastatus ar naujas medžiagas, gali tikrai iškilti natūraliai klausimas, tai ką negi visus egzistuojančius pastatus mes dabar nugriausime tam, kad būtume tvarūs. Kitas labai įdomus dalykas, ką ir Ronaldas pasakė, kad mūsų kovoje su klimato krize tai yra visų pirma svarbu. Ir mano tada iš karto klausimas, kaip manot, kada tai bus įmanoma, nes kada jau mūsų miestų gyventojai Lietuvoje galės pasakyti iš Klaipėdos esantys žmonės, iš Alytaus esantys žmonės, kad mes jau gyvename tame ateities mieste, kuris yra tvarus, kuris padeda mums kovoje su klimato krize. Kuris norit pradėti? Gal šį kartą pradėkim nuo toliausio. Gerai. Tai iš principo, aplamai kalbant apie tvarumą, tai čia nėra baigtinis kažkoks procesas, tai yra testinis kažkoks tai veiksmas, kuris visada gali būti vienas ar kitas sprendimas tvaresnis, toliau mes galim dar iteruoti ir toliau jį daryti tvaresniu tiek medžiagą, tiek technologijas, tiek procesus ir čia, ko gero, neužsidegs kažkokią lemputę virš miesto ženklo, kad tvarus miestas jau galima, prašau, užsukite. Tai ir dabar tie tvarūs sprendimai yra taikomi ir ypatingai net ir šiais metais nuo lapkričio 1 dienos net yra įsakymas visuomeninės paskirties pastatus, tarkim, statyti taip, kad ne mažiau negu 50% visų naudojimų medžiagų būtų atsinaujinančios. Tai jau ir dabar tie sprendimai, kurie yra taikomi, iki absoliutaus tvarumo, kaip ir sakau, nėra kažkokios ribos, tai aišku, čia tas daugelybės toks klausimas. Ne tik tai technologijos, ne tik tai medžiagos ir jų progresas skatina tą tvarumą, bet kalbant apie statybos sektorių, tai labai yra nemažai kas apribota teisiniais aspektais ir reguliavimu. Tai čia mes negalime technologijomis iššokti kažkur ir tos technologijos tiesiog gali gulėti stalčių ir būti nepanaudotos, jeigu nebus kažkokios sinergijos ir to teisinio reguliavimo klausimų. Man dar įdomu, ar mes kalbame apie didžiuosius Lietuvos miestus, ar apie apskritai visus, net mažesnius. Kas norit papildyti? Aš gal iššoksiu tuomet, tai noriu iš tikrųjų akcentuoti, kad ateitis yra dabar. Jau dabar mes savo miestuose įgyvendinam sprendimus, kurie atitinka ir šitą apibrėžimą ir tikrai kalbam ne tik apie sostinę ir didžiosius, bet tokie miestai, sakykime, kaip Tauragė, kurie siekia labai kryptingai klimato neutralumo, jau dabar iš tikrųjų tiegia įvairius tiek energijos efektyvumo, tiek ir tvariams statiniams reikalingus sprendimus. Tačiau, jeigu žiūrime šiek tiek didesnę perspektyvą, tai turbūt ES mums čia šitoje vietoje diktuoja gan aiškiai kryptį ir terminus. Ir man atrodo, kad Lietuvai ir tam tikrose srityse ir visai neblogai ir nesekasi juos įgyvendinti, tai 250 yra ta ar ne riba. Jo, ta riba, aišku, antrinu tikrai kolegai, kad šiaip ribos nėra, tvarumas yra nuolatinis procesas, bet jeigu taip reiktų ar ne išrinkti datą, tai aš nebejoju, kad 2050-aisiais Lietuvos miestai tikrai įgyvendins ne vieną ir ne du išmaniuosius ateities sprendimus. Tai liko jau netiek daug laukti. Tikrai nelaukti, o daryti. Reikia visiems ar ne prisidėti prie tų tikslų. Tai mes dar pakalbėsime, kaip kiekvienas gali tapti to tvaraus ateities miesto dalimi, bet Terese, kadangi jau prabilote, kadangi esat Green Tech Hub atstovė, tai kaip jūsų padalinys, jūsų grupė būtent skatina tas inovacijas statybų sektoriuje ir gal turite konkrečių pavyzdžių, kur tai jau yra įdiegta ir kad veikia, kad žmogus paklausęs šitos tinklalaidės jau galėtų nueiti ir, sakykime, savo akim pamatyti. Tikrai taip. Tai Green Tech Hubas yra orientuotas į žaliųjų technologijų plėtrą bendrai. Mes daugiausia dirbam su gamintojais, ar ne, kurie siekia gaminti arba dėkti inovatyvius tvarius sprendimus ir tiekiam iš tikrųjų platų spektrą paslaugų. Tai ir konsultacijos, ir tinklaveikos, ir padedam įmonėms atrasti tarptautiniams partneriams projektus, bet populiariausia paslauga natūraliai mūsų ir inovacijų agentūros yra finansavimo kvietimai. Ir turim ne vieną populiarią programą, būtent mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo.
Ir porą tokių pavyzdžių norisi išskirti. Tai neseniai porą įmonių, tai UAB Avago ir Provectus Redivivus pasinaudoja inovacijų agentūros finansavimu, sukūrė unikalią akustinę plokštę, kuri gali būti naudojama statybų pramonėje, kuri yra sukurta pilnai iš perdirbto plastiko ir gumos atliekų. Tai jau yra, žodžiu, produktas leidžiamas į rinką, jau kurį galima apčiuopti ir pamatyti. Dar vienas, kurį trumpai noriu paminėti, šiek tiek apie biokompozitus kalbant, tai turime populiarų finansavimo kvietimą Žaliasis eksperimentas, kuris kaip tik dabar restartuojasi ir vėl laukiam įmonių paraiškų. Tai įmonė EcoCocon pasinaudojusi šiuo finansavimu pradėjo dabar įgyvendinti projektą, kuria inovatyvų ir tvarų produktą šiaudų plokštę, kuri taip pat bus pritaikoma statybų sektoriuje. Tai vat, tokius realius, apčiuopiamus, iš pirmo žvilgsnio gal ir netokius ar ne technologiškai sudėtingus produktus verslų žmonės gali kurti pasinaudoję inovacijų agentūros priemonėmis. O kalbant apie priemonės ir medžiagas, iš kurių yra statomi pastatai, Ronaldai, klausimas jums iš karto tada, nes svarbu yra, iš ko tie mūsų pastatai yra pastatyti. Tai jūsų kaip mokslinis interesas yra biologinis ir gyvas betonas. Tai pirmą norėčiau sužinoti, kas tai yra ir koks yra tokio betono pranašumas lyginant su tradiciniu, to mums visiems atpažįstamu. Taip, pastatai iš tikrųjų, jeigu mes truputį kalbam iš tvarumo pusės, yra iš tikrųjų svarbu iš ko pastatyti, bet prieš atsakant į klausimą reikia dar apibrėžti patį svarbiausią dalyką, turbūt šios dienos temoje, apie tvarumą kalbant, kad mes pastatą statom dažniausiai vieną kartą gyvenime ir 50 metų ar 100 metų jį eksploatuojam. Ir dabar, jeigu pažiūrėti iš energijos sąnaudų pusės, statyba, griovimas, transportavimas pastato, visi su to susiję darbai bus tik 10-20 procentų viso energijos poreikio, kuriuom pastatui reikės per 50 metų laikotarpį. Visos panaudotos medžiagos, apdaila, grindys, griovimas, transportavimas, tai, kas mums atrodo labai daug, tai iš tikrųjų sąlyginai nėra daug. 10 kartų mažiau, negu mes sugeneruosime anglies dvideginio arba sunaudosime energijos per ateinančius 50 metų. Tai svarbu, iš ko pastatas statomas, bet dar svarbiau, kaip jisai pastatomas. Reikia pastatyti taip, kad per ateinančius 50 metų mes nedegintume šilumos veltui, mes nekondicionuotume jo veltui, mes neapšviestume jo veltui. Va čia yra tos didžiosios problemos. Na ir suprojektuoti jį racionaliai, nedaryti per daug langų, nedaryti, kaip idealiai, nedaryti dangoraižių, nedaryti kabančių kažkokių didelių gembinių dalių ir panašiai. Galbūt paliesim vėliau tos detaliau klausimus. Dabar apie medžiagas, tai betonas, medis, plienas, čia dažna diskusija. Aš dirbu su betonu, jisai turbūt toksai sąlyginai tarpininkas. Taip dažnai sakoma, plienas pats blogiausias, medis pats geriausias, o betonas kažkur per vidurį. Iš tikrųjų taip ir yra. Dabar pasakysiu skaičiais, bet skaičiai, tai nėra kažkokie esminiai skirtumai. Statomės medinį namą, mums kvadratiniam metrui pasistatyti reikės ten nuo 3 iki 4 gigadžaulių energijos. Tai atitinkamai ten 100-150 kg CO2. Dabar betoninis, tai su ko aš dirbu, bus 30 procentų daugiau, bus ten apie 200 kg CO2 į kvadratinį metrą, plieninis dar 30 procentų daugiau. Tai medžiagos, iš tikrųjų, tas mano, pavyzdžiui, betonas, kuris skaitosi toks baisus, jisai truputį blogesnis už medį, truputį geresnis už plieną. Bet pastatyti galima visaip. Gali būti plieninis pastatas tvaresnis arba ekonomiškesnis negu medinis, jeigu jis suprojektuotas gerai. Gali būti betoninis pats geriausias. Tai labai svarbus klausimas yra tai principinis pastato sprendimas. O dar tiksliau sakant, kokia bus šiluminė varža, kiek bus langų. Žodžiu, pastatai sunaudoja pusę pasaulio energijos kiekio, o beveik 60 procentų pastatų energijos išbėga per sienas. Arba šiluma atbėga nuo saulės radiacijos, arba mes šildome radiatoriais ir išleidžiame. Štai ketvirtis pasaulio energijos išbėga per sienas. Ketvirtis visos pasaulio energijos, arba mes jungiam kondicionierius, arba šildom. Antiek viskas paprasta, arba vandenį šildom. Tai čia galima labai daug sutaupyti, iš tikrųjų racionaliai projektuojant pastatą.
Mes kalbam apie pastatus, kurie, kaip čia pasakyti, pastatyti yra 50 metų, bet tikriausiai vien Vilnių apėjus absoliuti dauguma pastatų yra senesni negu 50 metų. Tai ar tai reiškia, kad ilgėjant laiko tarpui, kol pastatas yra pastatytas, kai jau užsimam tą tvarę statybą, naudojant geras medžiagas, tai kuo toliau, tuo daugiau yra to sutaupimo klimato sąskaita? Galima taip sakyti, bet nereikia labai bijoti, kad pastatą nugriauti ir pastatyti naują, jau kažkas yra tragiško. Senas pastatas, kuris naudoja daug energijos, 50 metų jis sunaudojo daugybę energijos, 10 kartų daugiau negu jis pats pastatytas, dar 50 metų jis tą patį darys. Tai arba reikia jį renovuoti ir apšildinti, griauti ir pastatyti naują nėra jokia baisybė. Naują, kuris bus ekonomiškas, per 50 jis atsipirks ne per 50 metų, tas energijos kiekis, jis atsipirks per 20, per 10 metų, priklausomai kaip jis bus pastatytas. Na, bet trumpas atsakymas, senus pastatus reiktų daryti energetiškai efektyvius ir naujus irgi. Na, o seną blogą pastatą jokia bėda nugriauti, jeigu tai atrodo mums, čia šiukšlių prigaminam, kur jas vežti, kaip čia daryti, čia statyba, oi, čia kaip baisu, bet kuriant nuolat ir deginti kurą irgi yra baisu ir tai yra baisiau. Kitas klausimas, man atrodo, labai lengva yra pasakyti, kaip turėtų būti tam idealiam scenarijum, bet vertinant iš eilinio žmogaus perspektyvos, ar jam tokiam mieste gyventi, pirkti, pavyzdžiui, butą, tai reiškia, kad bus brangiau, kuris norit atsakyti? Dėl brangumo visada čia yra klausimas, ko gero, tų technologijų įvedimas ir naujų medžiagų ir tų technologijų pritaikymas, žinoma, turi savo kainą ir ko gero bus tokie statiniai brangesni, bet čia vėlgi viskas ribojasi ir susiveda į tai, kas tame pastate yra. Ar tai tik tai konstrukcijos ir sienos ir kažkokie tokie bendriniai sprendimai, ar kažkas daugiau. Tai yra tų technologijų ir galimybių net ir egzistuojančius pastatus papildyti, galbūt sustiprinti, tarkim, renovuojant, sustiprinti ir pritaikyti prie šių dienų poreikių. Pavyzdžiui, vienas iš variantų, taikant kažkokius polimerinius kompozitus, tarkim, kurie yra plačiai naudojami stiprinimui pastatų, tiltų ir taip toliau, tai jais galima sustiprinti ir tarkim, atnaujinti tos pastatus. Bet kas yra, čia Ronaldas labai išgyrė betoną, medį ir plieną, tai ne tai, kad išgyrė, bet užsiminė, tai pagrindinės statybinės medžiagos, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm pakankamai konservatyvę tą statybos pramonę, jinai tokia labai inertiška ir pagrindė visos tos medžiagos dažniausiai naudojamos yra sukurtos praeitam amžiui. Ir jos neatsižvelgia į tuos didžiąją dalimi šiandienos mūsų poreikiai, nes mes jau kalbam apie tvarumą, apie kitus dalykus, kas mums šiandien irgi aktualu, ne tik tai, kad jis atlaikytų ir nenugriūtų, ar ne? Tai čia atsiranda poreikis ir šiek tiek keisti tą medžiagų parinkimą ir tas projektavimo pačius principus. Mums reikia turėti galimybę ne projektuoti ir statyti pastatus pagal ką mes turim lentynoje šiandien, bet galbūt kurti naują medžiagą ir modifikuoti ją pagal tai, ko mums tiksliai reikia. Nes dažniausiai pastatų sauga yra užtikrinama perteklinių medžiagų naudojimu. Čia projektuotojai turi ramaus miego koeficientą, kurį galbūt čia taip pritaikom, kad jisai tikrai jau ten būtų... Visi nori gerai išsimiegoti. Visi gerai nori išsimiegoti ir taip toliau. Bet atsiranda poreikis tiesiog orientuoti medžiagą ir sprendimą į tai, ko jums tiksliai reikia. Galbūt jums vieno ar kito parametrų medžiagos nereikia tokio gero, kad užtikrinti kitą. Tai tiesiog toks personalizuotas projektavimas galėtų atsirasti. Pasirinkimo galimybė, kad galbūt jums labai kažkoks, nežinau, energija labai svarbi ir jūs šituo aspektu parinksite tą medžiagą, ne tik iš stipruminės pusės. Tai ir čia atsiranda, ką užsimeniu, polimeriniai kompozitai, ką mes galim labai plačiai varijuoti. Aišku, polimerai patys kaip medžiaga yra... Gal pirmą paaiškinkit, kas tai
tai yra, nes polimeriniai kompozitai. Polimerai iš principo galima sakyti, taip, jeigu analogija kažkokia, galim sakyti, plastikas, daugiau mažiau tokios grupės medžiaga, jinai gal ir nėra pati tinkamiausia konstrukciniams elementams, kurie atlaiko apkrovas ir galim statyti statinius. Bet ta medžiaga yra labai puikia, jeigu mes norim daryti kompozitinės medžiagas. Tai yra sudėtinės medžiagas iš keletos komponentų. Ir čia, kame yra geras reikalas, kad mes tą medžiagą pakankamai galim lengvai apdoroti ir taikyti šių dienų pažangės technologijas, pavyzdžiui, adityvę gamybą ir įkomponuoti į tą medžiagą tai, ko mums reikia. Pavyzdžiui, ta medžiaga, polimeriniai kompozitai, galim mes į ją įdėti komponentų ir padaryti tą medžiagą elektrai laidžią, šilumai laidžią, atsparę UV. Galim, ta prasme, personalizuoti. Taip, personalizuoti tai, ko mums reikia. Ir aišku, čia nėra taip paprasta šitą padaryti, bet tam mes ir esam, kad tą kryptim judėtumėm ir galėtumėm kurti. Ir kitas dar dalykas labai svarbus, kad ta adityvioji gamyba, čia taip buitiškai tariant 3D spausdinimas, jisai yra skaitmenizuota gamyba. Mes neturim jokių atliekų. Visiškai betliekia gamyba praktiškai ir mes galim pagaminti skaitmenizuotų būdų gaminį, kuris yra toks, kokio mums reikia, be atliekų, be nieko. Ir į jį galima, kai skaitmenizuota turim gamybą, čia atsiranda ir lengva integracija dirbtinio intelekto ir visų kitų priemonių, ką labai lengva kontroliuoti ir valdyti ir tobulinti. Šiaip labai įdomiai paminėjote personalizuotas požiūris į statybas. Visur dabar einama ir medicinoje ir taip toliau einama link personalizacijos, bet čia ir pastatą kiekvienas galės vos ne užsidėti varnelę, ko reikia, ko nereikia ir pagal tai pasirinkti, ką ar ne toliau statyti. Tai ką aš girdžiu, šiaip skamba labai įdomi ir aš pačioje įžangoje paminėjau, kad tai, kas gimsta jūsų laboratorijose, tampa mūsų kasdienių problemų sprendimu ar ne vieną dieną. Tai tos tvarios medžiagos ir betonas jūsų įvardintas. Ar tai vis dar yra nišinė rinka, ar jau tai yra prieinama masiniam naudojimui? Kuris norit galite, ar Teresė, ir Ronaldai, kuris? Tai galiu pasakyti truputį porą žodžių apie tai, ką mes dabar darome laboratorijai. Čia pasakiau, kad per sienas išbėga didžiuliai šilumos kiekiai, 1/4 pasaulio energijos. Tai mes dirbam su fasadais. Mes kūrėme tokias betoninės plokštės, ant kurių gali augti mikroorganizmai ir žemesniai augalai. Kerpės, samanėlės, bet tokie augaliukai auga. Ant betono natūraliai. Tai yra kaip sprendimas tam tikra rūšis žaliojo fasado. Fasadas atrodo kai kam galbūt negražu, kai kam gražu. Čia ginčytinas klausimas. Ateityje galbūt keisis požiūris, kad natūralios medžiagos apaugusios samanomis yra gražiau negu stiklinis fasadas 100%. Galbūt. Taip norėtųsi, kad būtų. Tai štai, mes kūrėme tas plokštės siekiant sutaupyti kartu ir energijos kiekį, siekiant filtruoti smulkesias atmosferos daleles miestuose, kas yra aktualu, siekiant sumažinti triukšmą ir siekiant, kad pastatai, apskritai toks būtų požiūris labiau, kad mes gyvename gamtos dalyje. Mes mieste. Mes esame gamtos dalis. Taip. Ir mes gyvename mieste, mes to nematom. Jeigu stiklas kiekvieną žiemą, vasarą, rudenį, pavasarį, absoliučiai tas pats langas. Tai štai mes eisim pro savo pastatą, kuris pavasarį bus apaugęs kerpėmis, rudenį truputį pamatysim samanėlių, žiemą mes pamatysim, kaip gyvena mikroorganizmai, pajausim tą kvapą, papūs vėjas, o mes esam truputėlį arčiau gamtos. Ir tai skatina galvoti kartu. Iš to, kad mes padarysim fasadą tokį gražų, mes, kaip skaičiais, mes baisiai daug nelaimėsim, lyginant ką aš čia išvardinau, bet tai keičia požiūrį. Jeigu mes pagalvosime, kad jau galbūt geriau matyti tas samanėlės negu stiklą, gal mes ateityje visą namą tokį norėsim racionalų pasistatyti ir sutaupysime jau ten, ne kelis kilogramus CO2, kelias tonas, taip galvojant. Tai mes laboratorijoje, kūrėm tokį produktą, dabar nemažai. Žodžiu, mes norime, kad miestai taptų ne miestas, o gamtos dalis, kad jis keistusi, kad žmogus eitų, matytų skirtingą pastatą. Kad ne tik parkai yra žalios zonos, bet realiai ir visa pastato siena. Auga samanėlės, auga mikroorganizmai, dumbliai, auga kerpės, jos turi kvapą, jos filtruoja orą. Visa bioįvairovė. Ten atskrinta koks paukštelis, taip.
Tai yra žmonėm natūraliai malonu tą matyti. Ir yra ten, mokslininkai daro tyrimus. Štai žmogus mato tą sieną, jo nukrenta kraujo spaudimas, ramiau plaka širdis, jis padaro daugiau darbo. Netgi taip. Netgi taip pamatuojamas dalykas. Daugiau sveikatos turėsiu. Daugiau sveikatos, daugiau ryšio su gamta, nes yra tokia teorija, žmogus gyvena gamtoje apie keliasdešimt tūkstančių metų, o mieste 1000. Tai jis natūraliai pripratęs matyti tai, kas yra gamta, garsas, apšvietimas. Mes čia dabar kaip oloje sėdime, tai daugam bus jaukiau, negu kad sėdėti kažkaip uždaroje erdvėje. Tai žmogus, čia per greitai viskas įvyko. Tokia aplinka, stiklas, betonas, plienas, bum, apšvietimas ryškus, mes čia tokie. Tai mes dirbam tokiais labiau link tų natūralių sprendimų, kad žmonės pasijaustų geriau, o kartu mes laimėsim 10% pasaulio energijos kiekio. Irgi neblogai. Ir sveikatos, ir klimato krizėje geriau iš tų perspektyvų vertinant. Iš tikrųjų skamba kaip Babilono sodai legendiniai. Ar jau yra kažkur tokių pavyzdžių miestuose, jau pastatai, kur turi tuos gyvuosius fasadus ir kur galėtume... Yra. Arčiausiai nuo mūsų galima nuvažiuoti Kairėnų botanikos sodą. Užsienyje vaikštant galima pamatyti Ispanijoje, Prancūzijoje, bet tai nėra masinis dalykas, toli gražu. Reikia labai ilgai vaikščioti atsitiktinėme mieste, kad pamatyti žalią sieną. Labai ilgai vaikščioti. Tai mūsų siekis, kad nereiktų taip ilgai vaikščioti. Kad būtų dauguma tokių pastatų, bent jau naujų statoma. Iš tikrųjų, tokių esu mačius tik Italijoje. Tai yra labai specifinis dalykas. Labai brangus dabar. Tai yra, toks prabangos demonstravimas, o ne ekologiškumo ir ekonomiškumo. Tai tie, kas dabartinius pasidaro žaliosius fasadus, tai yra, pasirodymą labiau. Tai tikslas daryti labiau prieinamą. Taip, prieinamą, kainą sumažinti ir padidinti mastelį. Ir mums visiems to būtų. Ir čia turbūt, ką Ronaldas sako, galima susijęti su tuo demonstravimu. Tai geras pavyzdys yra saulės jėgainės ant individualių namų stogų. Tai kažkas pamatė, kažkas vienas pasidarė, kitas, mes suprantam to naudą, tai toks visuotinis reikalas ir pasidarė. Tai aš įsivaizduoju, kad čia lygiai yra tas pats. Mes turim rodyti gerą pavyzdį ir turim pateikti tokių sėkmės istorijų ir manau, čia tiesiog užkrečiamas dalykas ir su tiražu tų visų dalykų atsiras ir prieinamumas iš ekonominės pusės. Tikriausiai jūs norėjot papildyti dar. Taip, tai iš tikrųjų gražu klausyti, kokius produktus kuria mūsų mokslininkai laboratorijose ir kartu ar nenorisi pastebėti, antrinant kolegai, kad vis dar reikalingos yra papildomos priemonės, kad mes paspartintume tų produktų kelią link žmonių. Nes šiai dienai ir neturim tikrai labai gerų mokslininkų, kurie vysto labai potencialius produktus ir turim daug gerų verslininkų, kurie puikiai eksportuoja, vysto ar ne tas technologijas, bet kartais tos sinergijos vis dar pritrūksta, ar ne rinkoje, ir natūraliai tuomet kyla klausimas, ką daryti. Ir džiaugiuosi, kad ir šios tinklalaidės formatu mūsų būrė mūsų vadinamas misijų projektas, tai inovacijų agentūra įgyvendina ilgą didelį MTEPinį projektą misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas, kurio bendra vertė siekia 33 milijonus eurų beveik, ir šis projektas savo ar ne struktūra, savo apimtimi labai siekia įgyvendinti tikslus, kuriuos čia aptarėme, kadangi yra 3 tematiniai konsorciumai skirti spręsti kažkokias tai visuomenės problemas ir misijas. Ir viena iš jų vadinasi klimatui neutrali ir sumani Lietuva, su kurios atstovai šiandien čia ir šnekamės, ir būtent šio konsorciumo rėmuose ir yra kuriami ateities miestai ir sprendimai ateities statybų pramonė. Ir projektas vyksta iki 26 metų ir jis turės iš tikrųjų labai apčiuopiamus ir pajaučiamus žmonėms rezultatus. Ką jau dabar galite? Taip, jau dabar galite apsilankyti laboratorijoje ir nebijoti. Ar galim pas jūs, Ronaldai ir Arvidai, laboratorijose apsilankyti? Puiku. O iki projekto pabaigos iškels fiziniai kompetencijų centrai mūsų universitetuose, kur bus įrangos, kurią galima bus kurti, testuoti. Čia jau iki 26 metų. Taip, tikrai, tai 26 metais. Jau dabar yra vykdoma daugybė ar ne moksliniams tyrimams reikalingos įrangos plėtros, ir konsorciumo rėmuose yra įgyvendinami 9 inovatyvūs klimatui neutralumo projektai. Tai dalis iš jų, kurios labiau aptariam, yra būtent ateities miestams, bet jų yra visokiausių, ir tikrai tai yra tas pavyzdys projekto, kur į vieną ir ne prie vieno stalo susadina mokslininkus, verslininkus, fasilitatorius. Taip, kurkit, darykit, padėsim, ko galėsim, tam, kad iš tikrųjų šitie sprendimai greičiau pasiektų mūsų visus.
Iš tikrųjų, tas mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra amžina problema ir iš visų mokslų galima tai girdėti, iš visų mokslininkų. Tai kaip manot, galit ir Terese, ir kiti mokslininkai galit atsakyti. Įdomu, kur mes dar galėtume čia pasitemti. Kaip? Aš trumpai ir tada perduosiu žodį, tai pasitemti visą laiką yra kur, kadangi, kaip ir sakėt, čia yra tokia, tiesiog oksimoroninė problema, nes atrodo disciplinos iš savęs labai skirtingos, bet turbūt ką parodė mūsų patirtis inovacijų agentūroje, kad reikia leisti eksperimentuoti, reikia sudaryti ar ne erdvės, priemonės, kur sujungtume ar ne mokslininkus ir verslininkus ne tik kalboms, bet iš esmės realiems darbams. Tai mūsų patirtis rodo, kad finansavimo priemonės, kur reikia ar ne atsivesti partnerį ar iš mokslo, ar brandesnė įmonė labai puikiai pasiteisina ir kad tokie projektai kaip misijos, kur iš tikrųjų kuriam bendrus mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais grįstus projektus, atneša tą rezultatą. Tai daugiau tinklaveikos, daugiau bendrų priemonių, na ir žinoma, problema sena kaip pasaulis, tai investavimas į inovaciją. Taip. Kažką turit papildyti? Taip, tai aš tik taip pridėsiu, kad iš tikrųjų formatas yra labai puikus ir duoda gerų rezultatų, kai, tarkim, mes ir turim tokių dvišalių su verslu partnerysčių, tai neretai mes esam labai apriboti laiku ir dideliais lūkesčiais iš verslo pusės, tai kartais neužtenka kelių mėnesių fundamentaliems kažkokiems tyrimams ir kažkokiems groundbreaking rezultatams. Tai šita priemonė iš tikrųjų labai gerai, labai puikiai ir padeda bendradarbiauti su verslo atstovais. Tai, jums kaip mokslininkai. Taip, tai aš galiu užsiminti apie tai, ką mes darom savo dalyje. Tai mes bendradarbiaujam su partneriais, kurie yra iš atliekų perdirbimo ir rūšiavimo. Tai yra atliekų perdirbimo ir rūšiavimo įmonė, kuri iš principo mums ir padiktavo toną ir kryptį, kur norėtų ir koks jų poreikis yra. Iš principo yra dalis žaliavų, dalis atliekų, kurios yra perdirbamos ir toliau to žiedinėje ekonomikoje sukas, bet dalis atliekų, tarkim plastiko atliekos, kurias yra sunkiai perdirbamos arba nebeperdirbamos, jos turi būti kažkokiu būdu utilizuojamos. Tai čia kaip ir baigėsi tas ciklas, tai mūsų užduotis yra tas neperdirbamas plastiko atliekas panaudoti ir kažkur sukurti didesnę pridėtinę vertę tiems produktams ir pabandyti juos pritaikyti statybos sektoriui, nes iš tikrųjų jų yra kaip ir nemažai tų plastiko atliekų. Lietuva turbūt viena iš pirmaujančių šalių pagal surinkimą plastiko atliekų ir pakuočių Europoje. Kažkur reikia jį padėti plastiką. Jo, reikia padėti ir mes kuriam iš principo savo toj dalyje 5 produktus, kurie sprendžia ne tik atliekų panaudojimo aspektus, bet ir tais sprendimais bandom palengvinti konstrukcijas, kas iš principo irgi yra susijęs su tvarumu ir nemažai mes turim surenkamo gelžbetonio gamyklų ir kur gaminami produktai Lietuvoje ir tarkim jie realizuojami Skandinavijoje ar vis tiek tas transportavimas jų yra aktualus ir čia mes palengvindami konstrukcijas, tarkim sutaupydami 40% jų svorio, ženkliai prisidedam prie tų emisijų mažinimo transportavimo ir tokia yra mūsų pagrindinė užduotis. Aišku, kai kurie kiti produktai yra susiję, kaip ir Teresė prieš tai minėjo, apie becemenčius mišinius, tai vėlgi iš komunalinių atliekų deginimo krosnių gaunami pelenai gali būti naudojami betono mišiniuose vietoj cemento ir taip mes vėlgi panaudojam tą atlieką, kuri kaip ir nereikalinga ir mes pakeičiam cementą, kuris generuoja iš tikro milžiniškus CO2 kiekius jo cemento gamybai. Tai čia irgi toks dalykas, kuris toks win-win situacija. Žodžiu, visi laimi. Kaip pamatau, pravėrus jūsų laboratorijų duris, šie temos yra neišsenkamos, kiek jūs viską darot ir kaip tai yra įdomu, bet laiko turime ribotai. Tai aš norėčiau paskutinį klausimą tokį irgi pafilosofavimui, tokį romantišką į ateitį. Tiesiog trumpai, ką kiekvienas žmogus, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti, kad jau dabar prisidėtume prie tų tvarių ateities miestų kūrimo. Kiekvienas iš mūsų. Trumpai gal, Ronaldai, nuo jūsų. Aš atkreipčiau dėmesį, kaip mes gyvenam. Jeigu mes perkam butą, pirkim butą
racionalų, energetiškai efektyvų. Va šitas žingsnis leis sutaupyti didžiulius energijos kiekius. Jeigu statom namą, statykime taip, kad būtų, pasirinkim tvarias medžiagas, tai bus irgi gerai, bet statykime jį, nestatykime vitrinų didelių langų, statykime ekonomiškai, racionaliai. Tai jeigu taip galvot kiekvienas iš mūsų, kad prisidėtume reikšmingai prie tvarumo, tai pirmiausia gyvenamoji aplinka, o vėliau gyvenimo būdas. Pataupykime, kur galima taupyti energijos kiekius. Šildymas, kondicionavimas, vėdinimas, 1/4 pasaulio energijos. Teresa? Tai antrinu ir dar kilo mintis, beklausant Ronaldo, kad iš tikrųjų lietuvių mentalitete yra tvarumas užkoduotas. Pagalvokit, pas kiekvieną tėvus yra prikaupta maišelių daugybė, stiklainių senų, ten šviesų neleidžia palikti įjungtų, mama atvažiavus, bent jau pas mane tai tikrai, tai šitą požiūrį reikia saugoti ir tęsti ir tikrai tik antrinu, kad rinktis būstą energiškai efektyvų, gal dar nuo savęs pridėčiau rinktis dydį būsto, tokiu, kokio tau iš tikrųjų reikia, čia irgi populiaru kartais, ypač gal jaunesniems žmonėms taip aukščiau ar ne savo galimybių šokti ir taupyti resursus, taupyti energiją ir rinktis medžiagas, kurios gali būti tvarios ir perdirbamos. Ačiū, Arvydai, ar bus dar kuo papildyti? Taip, tai aš pritariu visiškai kolegom, kad čia yra požiūrio klausimas ir esminis yra dalykas tiesiog mąstyti tvariai, rūšiuoti, nekaupti, bet rūšiuoti ir taupyti, galima taip sakyti, ir svarbiausia šviestis patiems, sužinoti, kartais mes nežinom, ar čia kažkoks tvarus dalykas, ar mažai į tą gilinamės, tai šviesti save, šviesti kitus ir vis tiek čia, nors ir tas tvarumas, jį turbūt galima palyginti su nežinau, skiepais galbūt, jisai individualiai labai yra svarbus reikalas, kiekvieno žmogaus tie veiksmai, bet vis tiek čia mes kalbam kolektyvinis tas imunitetas ir kolektyvinis tas efektas yra svarbiausia ir jeigu mes turėsim tokį požiūrį, tai manau tikrai galim, dar ne viskas prarasta. Tai šitomis optimistinėmis gaidomis noriu Jums padėkoti ir visiems klausantiems ir žiūrintiems palinkėti pradėti nuo savęs, mąstyti racionaliai, nes ateities miestuose gyventi yra gerai ne tik dėl kovos su klimato krize, bet ir tiesiog mūsų kiekvieno sveikatai, kaip ir Ronaldas paminėjo. Tai ačiū Jums. Ačiū. Ačiū.